Jau kažko labai pasakysiu. Įrašą. Bet aš šiandien galbūt lysiu ne į medicininę sritį, bet į kaip biofizikas. Aš jums paaiškinsiu, kokia ta vandens struktūra ir ką jinai mūsų organizme, kokią veiklą atlieka. Kada vandens perteklius, kada nedateklius. Ir vienas iš pagrindinių galbūt vandens savybių tai yra, kad yra pats šiandienai skaitoma geriausias tirpiklis. Nėra tokios medžiagos mūsų planetoje, kurią neištirpdytų vanduo. Net ir auksą vanduo. Sudaryti tam tikras sąlygas. Tai vat mes turim tokį nuostabų vandenilio ir deguonies junginį, kuris turi tris pagrindinės savybės. Tai yra, prie tam tikrų sąlygų jis gali būti skystas, gali būti ledas, sušalęs ir gali būti garai dujos. Ir dar viena savybė yra plazma. Kada vanduo aukštoje temperatūroje daugiau kaip 1000–1500 laipsnių virsta visiškai kitokiu deriniu. Mums pagrindę turbūt reikalinga žinoti organizmui mūsų ir visiems planetos gyventojams, kurie gyvent gali be vandens, yra ir tokių, bet didžioji dalis, kurie reikalingas ir būtinas vanduo. Dabar koks tas vanduo ir kiek to vandens reikia. Kaip vieną tokį žemės gyventoją paimsim žmogų ir pabandysim paaiškinti pagrindinės vandens parametrus, kurie egzistuoja mūsų organizme. Kas chemija, biochemija žinojot, kad vanduo susideda iš vandenilio ir deguonies. Tačiau mūsų organizmas labai dažnai mes girdime, kad 70–80% sudarytas iš vandens. Tokio vandens, kurį mes gerime, pas mus nėra nei vieno lašo. Tai yra plazma. Ir jo cheminė formulė būtų ne H2O, bet H3SO2. Tai rodo, kad gana sudėtinga sistema. Ir pagrindinius tokius elementus, tai jau yra apie 80 savybių vandens, kurios egzistuoja mūsų organizme. Kitų vandens savybių laikas tik tai 1–2 sekundės. Jis pavirsta kita struktūra. Bet pagrindinės tokias galbūt 3 parametrus, gal 4 paminėsiu, kurie tikrai yra svarbus ir mums kiekvieną dieną jie yra sutinkami. Tai pirmas dalykas. Kaip minėjau, vanduo geras tirpiklis. Ką jisai ištirpdo mūsų organizme? Mūsų procesas organizme vyksta tiek biocheminis, tiek biofizinis. Giliau gal nelysiu į biofiziką, bet turėtumėt suvokimą turėti tokį, kad šiandienai biofizikai turi žinoti, turbūt nežinau, 10 kartų daugiau negu medikai. Medikai daugiausiai žino organinį chemiją, tačiau kokie biofiziniai procesai, kokie elektriniai impulsai, kiekviena ląstelė kaip generatorius. Kokius elektrinius impulsus gamina kiekvienas organas ir jis virpa skirtingų dažnių. Pagal tų dažnių parametrus mes nustatome, galim pasakyti, koks organas netitinka tų parametrų. Ir tas organas jau faktiškai, mes sakom, ligotas. Tačiau, kaip žinome, kad mūsų organizmas sudarytas ne vien tik tai iš ląstelių. Yra tarpląstelinė terpė, kurioje didžiąją dalį šiandienai sudaro mūsų vadas vadinamas geriamasis vanduo. Kokie pagrindiniai parametrai turi eiti į mūsų organizmą? Aš čia trumpai paminėsiu. Pirmas tai yra jo kalkėtumas. Kiek ištirpę mineralinių medžiagų yra vandenyje. Ten mums išskirsydama į 2 dalis žiūriu. Prietaisai šitokie, kurie matuoja, rodo, kiek yra kalkių ištirpę ir kiek yra ištirpę mineralų. Mineralai taip pat yra maistinės medžiagos, kurios turi su vandeniu, reaguodamos su vandeniu, ištirpę vandenį keičia savo elektrinį laidumą.
Ir va tasai vanduo, kuris papuola, kuris neturi elektrinio laidumo, papuolęs į mūsų organizmą, jisai ką daro? Jis atsiduria į tarpląstelinę terpę, o į ląstelę jau nepapuola. Į ląstelę negali normaliai funkcionuoti. Jūs netgi duokite mūsų vadinamus ląstelių maitintojus, be vandens faktiškai jie nieko neverti. Antras dalykas. Vanduo turėtų savybę ištirpdyti tas žuvusias ląsteles, kurios mūsų organizme atidirbo. Tarp jų yra ir virusų, ir bakterijų, kurias taip pat turėtų vanduo sutirpdyti. Bet tai vandens turėtų būti tam tikri parametrai. Šiandien mes galime pasidžiaugti, kad mūsų mokslas pasiekė tokį lygmenį, kad mes galime pasakyti, kokio vandens trūksta kiekvienam mūsų organui. Vienam reikalinga rūgštinė terpė, kitam reikalinga šarminė terpė. Trečiam reikalinga, kad būtų kalkėtumas. Ketvirtam galbūt reikia, kad daug ištirpusių natrio, kalio, magnio, šarminių mikroelementų. Vat nuo šitų parametrų mes šiandienai galime pasakyti, kokios problemos jūs laukia. Paprastai tai žmonės net nežino. Kaip sakau, mes turime vadinamąjį tylųjį žudiką. Jokių skausmų mes nieko nebejaučiame, tačiau parametrai kinta ir žmogus faktiškai neina nesitikrina, kas jo laukia. Šiandienai labai lengvai jau galima prietaisų pagalba, net ir vandens pagalba, aš jau galiu pasakyti, kokie negalavimai pas jus šiandienai yra. Tai vienas iš jų kalkėtumas. Leistina norma iki 200 mg litre. 200 mg litre, tai leistina 200 nuo 220. Šiandien dienai mes keletą matavome, kad net buvo tik tai 180, o kai kam ir buvo turbūt 300. Tai su pusė netgi. Matot, Kauno vandenys, nors jie filtruoja viską, bet dar dalis vamzdynų matomai likę metaliniai, kaip anksčiau buvo. Ir va tas per metalą praeinantis vanduo, vis tiek jisai yra tirpiklis, tirpdo metalą ir su molekulėmis papuola pas mus į mūsų vandentiekio sistemą. Dauguma tai jau yra gana neblogas vanduo, nors faktiškai mes čia dar vandens struktūra gali keisti nuo atmosferinių pokyčių. Matot, mes vandenį, kur čia pagrindę turbūt imam iš Kleboniškių. Ir mes ten prie Kleboniškių buvo šaltiniai. Ir mes matavome vandens parametrus ryte, anksti, kol dar mašinų srautas mažas. Buvo tikrai parametrai geri, va čia kaip kažkano tai buvo, čia šaltinio atrodo vandenį. O tik tai pradėjo 5-6 val. 7 ir jo vadinamas oksidacinis redukcinis potencialas kilo ir pasidarė teigiamas. Taip, kad tas šaltinio vanduo reikia žiūrėti, kada mes jį imame. Aišku, mineralų buvo jau ištirpę daug. Kalkių mažai, mineralų daug. Į mūsų organizmą papuolęs toksai kalkėtas vanduo, pirmiausia, kur jisai paina? Nu, aišku, į skrandžio, per kraujotakos sistemą, į visas mūsų kapiliarus, venas, arterijas ir visą limfinę sistemą. Jeigu jūs susikaupė daug, vandens gerime mažai, kas atsitinka? Mūsų kraujagyslės, vidinės sienelės apkalkėja. Kodėl mūsų senoliai geria šulinio vandenį, kurių tam pH ir tas ORP ir vadinami kiti parametrai, to kalkėtumas buvo ir 300-400, net 600 maždaug šuliniuose. O važiuot kraujagyslės neužkalkėjo. Kur ta pagrindinė priežastis, kodėl taip atsitinka? Turbūt visi žinome. Kas kalkės tirpdo? Rūgštis. Kokia rūgštis?
visi fermentuoti, rauginti produktai. Kas vyresnio amžiaus žmonės dar žino turbūt. Rudenį statinį kopūstų vraugėm, statinį agurkų vraugėm, brokelių vraugėm. Bet tai va šita rūgštis neduoda kalkių kauptis. Bet jeigu mes jas ištirpdėme, mes turime ką daryti? Pašalinti. Per šlapimo takus, per prakaitą, per kitur, per odą. Jeigu mes gersim ir valgysim ir ištirpdinsim didelį kiekį, o nebus per kur pašalyta, ir kas susidaro, vadinami mini trombai, kamščiai. Ir koks organas pirmiausia nukenčia? Mūsų sąnariai. Pradeda braškėti sąnariai. Nu gerai, braška, neskauda, tegul braška. Toliau dirbam, toliau gyvenam, tokį gyvenimą, kaip gyvenam. Bet ateina laikas, kai tas kremzlinis derinys ant jūsų sąnarių, to farnyro vadinamojo, sudyla iki tokio lygio, kad jam, kaip sakydam, kaulas kaulą turimas. Va tada jau atsiranda skausmas. Va mes tik tada einam pas gydytoją. Pirmas požymis, mylėjai, jeigu darant pritūpimą, pradėjo sąnariai pačius braškėti, pirma taisyklė tai rodo, kad kremzlinis derinys jau eina iki ribos. Tokiu atveju jokio bėgimo. Jokio bėgimo. Va čia sportininkai, kurie šito nežinodami, be laiko išeina iš rikiuotės, nesinaudodami, nežinodami šito dalyko. Dabar jau kaip mokslas pamatė, mes prietaisų pagalba galime matyti, koks yra lygis jūsų kremzlinių audinių, derinių ir kiek mes gerime vandens ir dabar kokio vandens. Bet dabar čia yra klausimas gana aktualus ir didelis. Nu, bendrai dabar jau pasakius dauguma visur informacijos ir per internetą visur matoma reikalinga gerti 3% nuo savo svorio. Tartum kažkokį sudarė parą. Anksčiau sakydavo 2 litrus. Paskui vienas 30 kg sveria, kitas 130. Irgi 2 litrus turės gerti. Ne. Padarė 3%. Gerai, 3% gal ir jau arčiau. Tačiau atsižvelkime į tai. Nuo žmogaus masės taip pat priklauso. Antras dalykas priklauso, kiek mes fiziškai judame. Jeigu mes judame ir prakaituojame, manęs reikia daug. Jeigu jūs per dieną sėdite prie kompiuterių ir vakare, čia 8 valandas, vakare da porą valandų, 10 valandų sėdime. Kelios sąnariukai dirba? Ne. Kraujotaka cirkuliuoja keliuose? Ne. Nuo ko prasideda senatvė? Nuo kojų. Reiškia, kas arterinis kraujas nuėjo, o į viršų limfa ir veninis kraujas jau nebegrįžta. Mes suspaudėm, o čia pakinkių srityje, suspaudėm visą limfotaką ir visą veninį kraują. Taip, mes pradžioje nieko nebejaučiam. Nu, kas ant žvaigždutės pasirodė, tiek to. O jau kai pradeda išlysti ir atsiranda skausmas, va tuomet jau pradedam galvoti. Nu ką, chirurgai aišku darbo turi, farmacijos pramonė irgi dirba. Ar galima užbėgti už akių tokiom problemom? Taip, galima. Dabar vandens pabandysiu va tuos pagrindinius parametrus, kokie jie yra. Tai pirmas kalkėtumas, taip aišku. Antras yra vadinamas pH. Nu, ką tas reiškia? Over hidrogenijum, ne? Vandenilio galingumas. Išvertus lietuviškai. Reiškia, kiek vandenyje, mūsų vanduo, ką mes jau vadinam H2O, yra vandenilio. Vanduo susideda, turbūt žinom, iš molekulių. Molekulės sueina į vadinamus klasterius.
jos buvo sulipę. 10, 12, 14 į vieną kamuoliuką. Tai vat, kai reikia per kapiliarus perėti tokiam vandeniui, mūsų organizmas ką pirmiausiai turi? Pirmoje eilėje turi sušildyti iki kūno temperatūros. Iki 37 laipsnių. Bet dar visiems rekomenduočiau. Va dabar prietaisų pagalba, va šiandien mes galėsim net matuoti. Prietaisų galima pasižiūrėsim, kokį vandenį mes turėtume gerti, kokios temperatūros jis turi būti. 38, 42. Nuo 42 jūsų cholesterolis tirpsta. Gydytoja turbūt niekas nepasakė. Kam aukštas cholesterolis, gerkime vandenį, kurio yra 40, bet ne aukščiau. Labai gerai dabar yra tokie prietaisėliai, bet mes matome. Čia galima juos dabar įsigyti, matau, nesunkiai. Matuojam vandenį tiksliai pirmai pradžiai. Vat pasimatuojam dabar šičia temperatūra, kokia yra pas mane. 23,5. Taip? Matuojam vandenį, žmogus, pavyzdžiui, atsėdėt, jūsų rankos temperatūra. 32. Puiku. Pasitikrinat vandenį. 38, 42. Tai pirma taisyklė. Šito vandeniu jūs tikrai, jūsų vanduo papuls į ląstelę. Tiksliau gal ne į ląstelę, į tarpląstelinę terpę. O kad tai tarpląstelinė terpėje vanduo neužsilaikytų, bet labai dažnai mes matom daug žmonių, kurie vadinama turi viršsvorį. Bet kai protestuoji, kas tas viršsvoris, ar riebalai ar vanduo, tai tikrai galiu sakyti 50% vanduo. Kaip patikrinti, pas jūs organizme vanduo ar riebalai? Įtempkite raumenis. Tvirtai, tvirtai. Kieti, reiškia vanduo. Jūs riebalus spausit kiek nori, jų neįtempkite. Įlikdė pačiai. Tai kas geriau? Nei tas. Yra parametrai pagal ūgį, pagal amžių ir matuojamis. Kokia apimtis jūsų pagal jūsų ūgį ir amžių. Yra ten tokios lentelės, gali internete pasižiūrėti. Kiek turėtų būti. O tai va šitokius parametrus mes maždaug turėtume išlaikyti. Aišku, dalį nešam paveldimumo, dalį nešame ir tokius variantus, kaip kokius naudojame maisto produktus, kokius vaistus vartojame ir panašiai. Čia ir hormonų pusiausvyros sutrikimas gali būti. Gali būti ir maistas, gali būti ir vaistai, tuo labiau hormoniniai preparatai, kuriuos dažnai naudojame šiandien dienai. Ir va, tai reiktų atsižvelgdėmėsi. Tai va tas pH labai svarbus yra. Jis, kiek jis jau skaičiuojama? 7,0 yra neutralu. Iki 9 yra šarminis jau vanduo. Žemiau nuo vieneto iki 7 yra rūgštinė terpė. Mūsų skrandžio rūgštingumas sveiko žmogaus turėtų būti vienetas. Va toksai skrandžio sulčių koncentracija patiškai suardys, tiksliau suvirškins, susmulkins, visą, ką nesusmulkina jūsų dantys, turėtų suardyti. Tačiau šiandien dienai dėl tam tikrų priežasčių didžioji dalis žmonių tokios koncentracijos nebeturi. Pas mus reiškia, kas papuola į organizmą, į žarnyną, nedavirškintas, kam visi reiškia, maistas. Ir va šituo atveju, netgi kava, matuojam kavą, kokią kavos pH, kas matau, žinot, 3,5. Jeigu su grietinėle arba su pienu, tai bus 4,5. Be jos 3,5. Kai kurių žmonių šiandien skrandžio sulčių koncentracija taip pat yra 3,5. Įsivaizduokit, kai jūsų skrandyje tuomet, koks ten bus virškinimas, baltymai faktiškai mėsos, jūs nieko nesuvirškinat. Su amžium 50 metų suėjo riba, jūsų skrandžio sulčių koncentracija sumažėja per pusę.
Tai jau bus 3,5. Reiškia baltymų, ypatingai augalinių baltymų virškinimas apsunkintas. Gyvulinius baltymus mes virškinam lengviau. Augaliniai virškinasi sunkiau. Dėl ko? Už tai, kad jau motina gamta mums taip sukūrė, kad kiekviena sėklytė vidury baltymas turi apvalkalą. Ir kad kirminukai ir kitos bakterijos jo be laiko nepragraužtų, jį turi pratirpdyti tik vanduo, kad išdygtų sėkla. Kur kitur uždėjusi, sėkla nedigs. Tik vandenyje. Tai va tokį vandenį, toks vanduo turėtų būti mūsų organizme. Tai matot, kokia ta rūgštis yra. Kaip jinai yra svarbi. Dabar kas reguliuoja skrandžio sulčių rūgštingumą? Nu, pirmąją eilę, kas aišku, kepenys. Antras dalykas, reguliuoja ir mūsų skonio receptoriai. Ir net akys. Vat įpilsiu, žinau, butelius iš acto. Jau iš karto, kai esu prie burnos, žinau, kad čia yra actas. Jau skrandis ką savo rūgštingumą mažina, nes jau čia man ateis rūgšties. Jeigu aš matau saldainę, kokia saldainės pH? Nu, nieks nematavo turbūt. Dabar dar kokios saldainės, aišku, čia priklausys. Bet paprastai jau paimkim cukrų. Cukrus yra 3,2. Reiškia, cukrus savybė kokia, papuolus į jūsų organizmą, į kraujotakos sistemą, tirština kraują ir kelia jūsų rūgštingumą. Ir pirmoje eilėje koks organas dažniausiai nukenčia, kada yra pas mus stambios molekulės vandens. Nukenčia akys. Nes akių kapiliarai yra patys ploniausi. Kodėl diabetikams pirmoje eilėje, arba kada yra vadinama insulino rezistencija, kada cukrus šiandien dienai, nu nežinau, nenoriu šiandien dabar įgazdyti, bet šiandien dienai kas trečias žmogus padidinto rizika diabetui. Kodėl taip atsitiko? Cukrus padidėjo ne tik tai nuo cukraus, bet nuo organizme išskirto didžiulį adrenalino ir kortizolio kiekį. Bėgam, skubam, lekiam, nervuojamės, pykstam. Visą tą organizmas išskyrė didžiulį kiekį adrenalino. Jis išskyrė kortizolis, kurios fatiškai, kas pirmoje eilėje kortizolis ardo dar jūsų sąnarius. Taip prasidės sąnarių problemos. Jau mes bandom ieškoti vaistų nuo sąnarių. Čia šitie geri, tie dar geresni, čia ta tabletė gera, tada geresnė. Čia patepsim, čia patrinsim. A kur priežastis, mėlyjei? Nu, aš tik tai dabar nenoriu kolegų darbo peikti ir tas sistemos mūsų. Tačiau jūs niekada neklauskite gydytojų, kur priežastis, kodėl aš susirgau. Jums ne tik neatsakyti, bet dar suktis. Priežasties mus nemoko. Mes simptomatinis pas mumi gydymas. Šalinam simptomus, bet ne priežastis. O čia jau yra pasitelkti tenka ne tik tai biochemija, ne tik biofizika. Tenka pasitelkti ir kitas prie medicinos galbūt priklausančias sritis, tokias kaip biomechanika. Kas biomechanikoje? Va ta komoji kinezologija, kas kiek nors apie ją girdėjot, negirdėjot turbūt tau. Nežinau. Kad pirmas dalykas, jeigu kūnas simetrijoje, pas jį problemų 50%, galiu pasakyti, kad nėra. Jeigu pasijau viena petis aukščiau, kita žemiau, burnytė į šonas, žandikaulio deformacija, kakle, nuo kompiuterio nuspaustas 8-9 kg galvos svoris, nutempė priekinį raumenį, tikriau sutraukė priekinį raumenį, nugaros raumenis, ištempė kuprytį. Kur kuprytė susiformavo?
Kas pas mane buvo, turbūt žinot, ką aš pirmą eilį padarau. Suvedu į vieną tiesę jūsų kaklo ir krūtininės dalies lankelius. Nes kitaip, jeigu jūs šičia užspausite trečias lanktuką ketvirtą, jūs net, atsiprašau, neturėsite kojų. Nes jūsų trečias lankstelis valdo jūsų galūnes. Vat ir nuo ko reikėtų pradėti gydyti. Teisingai profesorė Vasilė Paskorė mokėsi, sakydavo. Skauda kojas, gydyk kaklą. Bet nelįs ten, kur skauda. Nu ką darysi, yra dabar dar tokia sistema. Už tavo metodį renkamės ir bandau paaiškinti žmonėms, ką mes žinotume, suprastume tą visą mechanizmą, kaip jisai iš tikrųjų veikia, kaip jisai dirba. Norėdami pasiaiškinti elektrinį laidumą vandens, mes turime žinoti, kad vanduo elektriškai laidus tada, kada bus kas ištirpę šarminiai mikroelementai. Tokie kaip kalis, natris, magnis, kalcis. Ir dabar paskutiniu metu, jau nežinau, čia ir aš didėjau truputį pastangų ir kiti pastebėjau, kad be elektrolitų, be vandens elektrinio laidumų, mūsų vanduo į ląstelį per ląstelės apvalkalą papuola labai nedaug. Bet antras dalykas, jis nėra ryšio tarp molekulių. Kaip ir smegenų, yra ryšys. Kiekviena smegenų ląstelė ryšį turi tarp ląstelių. Lygiai tas pats ir mūsų ląstelės kūne kiekvienam organe yra ryšys. Ir turi būti elektrinis laidumas. Jeigu to laidinio laidumo nėra, pavyzdžiui, gersit jūs gal šitą, destiliuotą vandenį. Ten nulis. Elektrinio laidumo nėra. O tai tokio vandens. Yra išimtinis atvejis, kai kam rekomenduoju pagerti destiliuoto vandens. Žinot kada? Moterims po gimdymo. Šito turbūt jums nieks nepasakė, nežinojau. Ar gerkit nuo savaitę destiliuotą vandenį. Laboratorijos. Labai greitai atsistato organizmas. Čia jau nenukrypsiu nuo temos per daug. Galima Taip, kad tai destiliuotas vanduo. Net gali matuoti ir panašiai. Tai vat, tokie vandenėlių, jis turi būti elektriškai laidus. Bet jo nereikia daug gerti, ne? Daug jo nereikia. Jeigu jūs vartojate, mes matavom elektrinį laidumą, tai didžiausias laidumas, toksai, kad nepakenktume organizmui, tai yra į litrą 1 gramas. Jūros druskos. Jūros druska susideda iš 80 daugiau mikroelementų. Tame tarpe labai daug yra šarminių. Ir vat ištirpęs jūros druskos vandenyje toksai, gerdami tokį vandenį, tai pavyzdžiui, į litrą 1 gramą, skaitykite. Gerdami tokį vandenį mes turime iš karto padidinti elektrinį laidumą. Ir va toks vanduo pas jūs jau papuls ne tik tai į tarpląstelinę terpę, bet ir pašalins. Be elektrolitų, dabar vaistinėse yra net ir, mačiau, gatavo elektrolito. Atsiprašau, ten jame yra truputėlį įdėta sodos ir magnio citrato. Magnio. Tai labai gerai, ypatingai kam išlungis traukia ir panašiai, kam trūksta magnio. Dabar įgavo visos vaistinės, tik tai jums jos nieks nesako, paprašykit vaistinį. Elektrolitas, paprašykit man elektrolito į vandenį. Viskas. Žinau, tokį mėlynį buteliukai, buvo mažesni, didesni, galite užsisakyti per internetą. Vitas me aišku nepasakyti. Bet su šito vandenėlio, jo jau reikėtų gerti mažiau. Jau nereikia tų 3 procentų. Dabar kitas variantas. Kada vandens galima mažinti kiekį laikinai. Jeigu jūs darbe sėdit per dieną, jums vakare jau sutinų kojus, arba viena, pavyzdžiui, daugiausia tai kairioji koja.
laikinai sumažykit vandens kiekį. Išskyrus sriubą. Va pamatysit, sriuba, kaip nekeista. Štai sakydavo, universalus produktas maisto yra sriuba, kuriuo mes šiandieną labai neįvertiname. Mūsų senoliai turbūt žino, be sriubos nebuvo nei vienų pietų. Taip? O kur mes šiandieną? Ir dar vienas dalykas, ką šiandieną pastebėjau testuodamas. Sultys. Mėlėjai, jokių sulčių nereikėtų gerti. Čia kažkas padarė sulčių net dietą, vat kepenio mokyklą buvo sugalvoję, tai tenais buvo iki apalpimo. Mes turim daržovę, vaisių, kokį bevalgyt, mes valgyti su ląsteliena. Pavyzdžiui, apelsinų sultys, žinot, turbūt stiklinėje yra 3 šaukšteliai cukraus. Jeigu ištimti. O jeigu su ląsteliena mes suvalgytume, ląstelena absorbuoja gliukozę, į mūsų organizmą cukraus nebegauna. Taip ir kiekvienas obuolį, visą ką bevalgytumėt, tokiu atveju valgykime su viskuo, su žievele, su viskuo, su ląsteliena. Gerai, kitas labai svarbus parametras yra ORP vadinamas, oksidacinis redukcinis potencialas. Kas tai yra? Tai parodo, jūsų vandenyje esantis vandenilis, jis gali būti teigiamo krūvio arba neigiamo krūvio. Turbūt dar iš fizikos prisimena truputį, to pačio poliaus magnetukai vienas kitą ką stumia. Jeigu priešingo poliaus traukia. Turbūt girdėjote apie tokį vadinamąjį antioksidantą. Kas tai yra antioksidantas? Kas tai yra laisvieji radikalai? Aš jums dabar tepiau grubiai, nelysiu galbūt į biofiziką, paaiškinsiu, kas tas laisvasis radikalas yra. Tai yra, mūsų organizme vyksta visą laiką degimo procesas. Degimui reikalinga deguonis, tą visi žinome. Taip, nėra deguonies, nieks nedegs. Bet kiekvieno degimo procese lieka kas? Plakai, pelenai. Be jų neįsiversim. Bet juos ir reikėtų šalinti. Tai yra vadinami laisvieji radikalai. Ir šiandienai, kad laisvosius radikalus neutralizuotume, mums reikalinga kas? Koks galbūt junginys juos neutralizuoja? Nitratai, nitritai. Turbūt irgi girdėjote. Kad visi vaisiai daržovės, kaip be nitratų mes jų neturėsime, neužaugs, jam reikalingos trąšos, reikalingi azoto junginiai. Va šitie azoto junginiai ir mūsų organizmui yra būtini. Tai sakydavau, be daržovių negalima gyventi. Daržovės yra būtinos, kadangi pakeltų vadinami ORP, oksidacinį redukcinį potencialą. Yra nustatyta lentelė, yra parametrai. Ir koks egzistuoja jisai mūsų organizme. Kraujo tas vadinamas yra. Jeigu, aišku, to pačio poliaus jonai susidurs, tai ką jie vienas kitą stumia. Kiekvienas mūsų organizme kraujyje esantis eritrocitas yra ko? Vienas gali būti teigiamas, gali būti neigiamas. Kuo daugiau neigiamų, nes paprastai jie bus visi teigiami. Kuo daugiau nitratų, nitritų, tuo daugiau bus minusinių. Ir vienas kitas nesueis, jūsų eritrocitai nesulips į vieną krūvą. O per mikroskopą labai gražiai, kas dirbat, matytume. Reiškia, ko reikalinga, kad jūsų vanduo turėtų neigiamą krūvį. Jūsų vandenyje esantis vandenilis turėtų neigiamą krūvį. Ir vat padarė prietaisus, o kadangi neigiamą krūvį turi kas? Ne tik tai daržovės vaisiai, bet ir vanduo suskaldytas elektrolizės būdu. O šiandieną mes turim prietaisus. Gal kas jau ir matėt, gal kas ir naudojote.
Vadinami elektrolizai. Supilamas paprastas vanduo, nu, armijoj kario medicinoje naudojami specialūs, jūs galite pilti vandenį tiesiog iš upelio, perėjęs per šitą struktūrą, jūs gerit normalų vandenį toksai, koks mūsų organizmui reikalingas. Šitas aparatas, jis tik tai vieną struktūrą turi. Jis suardo vandenį į vandenilį ir deguonį. Kildamas vanduo smulkiais burbuliukais, dalis vandenilio ištirpsta. Turi prietaisus, kuriuos galime matuoti, kiek ištirpę yra vandenilio, kiek yra tų vadinamų neigiamų jonų. Normaliai pas sveiką žmogų mes turime gauti vandenį, kurį maždaug skaitome 1000 molekulių vienam grame vandens. Tai yra jau labai norma, tai vadamasis gydomasis vanduo būtų. Dabar dar kitas dalykas, čia aš pasiėmiau tik taip pavyzdžių vieną, bet yra, jie dar su skylute ir įsideda vamzdelis, inhaliacinis, ir mes dedame į nosį ir traukiame vandenilio vandenį. Jums šito nieks nenorės turbūt garsiai kalbėti, nieks sakyti. Ką duoda kvėpavimas vandenilio vandeniu? Tai yra turbūt gal daugiau kaip 10 kartų efektyvesnis, negu jūs gerit vandenį. Ir kadangi žinom, kad jis efektyvesnis, kas pirmiausia, koks organas pirmiausia pajunta poveikį? Akis. Pirmiausia pajus akis. Ir vat, kada mes darėm eksperimentus, netgi yra specialiai tokie akiniai, kur tas vamzdelis pasijungia ir jūs kvėpuoji ir patys galima skaityti apie 80% iki kataraktų ir panašių ligų galima išvengti be jokių operacijų. Nežinau, per temą galima siūsti, bet aš nemačiau per temą, kad būtų su inhaliacija. Jūs pabandykite dar ieškoti internete, kad tik tai užrašykit, kad yra su inhaliacija. Vandenilio generatorių su inhaliacija. Tai va čia yra tas pats aparatas, tik čia yra skylutė ir užsimano ant žemės. Taip yra toks. Tai va tokį vandenį mes turėtume gerti. Kitas dalykas. Vandens generatoriai. Jo, vandens generatoriai vadinasi. O prieš tai vandenilio ar vandens? Vandenilio generatoriai. Vandenilio generatoriai. Atidarome, pripilam. Galėjom pripilti ir parodyti, net galėčiau parodyti, kiek jisai turi pH. Kokį jūs turite skrano vandenį. Sakėt, nelabai geras. Nu, nesvarbu, bet čia jo parametrai kas pasikeis. Nei pH nepasikeis, nei kalkėtumas nepasikeis. Vienintelė, kas neliks jokių bakterijų. Ir antras bus minusinis krūvis. Mūsų kraujo ORP yra -70. Toks turėtų būti pasveikas žmogus. -70. O pH kraujo turėtų būti griežta riba. Nu va, ir jisai burbuliuoja savo. 12 minučių, 10, kiek iš čia nustatytas. Tai vat, tokio vandenėlio patišai reikėtų gerti ir aš jau naudoju turbūt kokią 20 metų. Kiek jau išgerti? Tos 3% nuo savo svorių, taip? Bet mažiau, realiai reikės mažiau. Tai va dabar nebaigiau truputį apie kojas. Tada kojos patenę sumažinkime vandens kiekį iš karto ant 30%. Laikinai sumažinkite. Ir tuomet, ką darote, turbūt žinot, ta žvakį pratimas, kojas į viršų kiekvieną vakarą ir purtote tarakonas miręs, ne? Kiekvieną vakarą sėdintiems žmonėms, kurie dirba per dieną, prasėdi kiek valandų, šitas pratimas yra būtinybė, nes jūs norite, jeigu sveikas kojas turėti. O kaip tai laikinai? Tas laikinai priklausys, kada dings pas jumi kojų tinimas. Gana greitai, kai kuriems žmonėms į 2-3 dieną jau dingo. Sumažykim, pamatysit, kaip bus poveikis.
O paskui palaipsniui dirbate su savimi. Nu ir kitas dalykas, kada yra ką, darome pritūpimai. Vos ypatingai, kam yra aukštas kraujospūdis. Pritūpimai, tai va, turbūt jau žinot, ir Bolotovo, Nemovakino metodikoje, kad skaityt. Pritūpimai iki 90 laipsnių, kojas įsikabina į kėdę, į prie durų ar kur nors. Ir pritūpimai. Kad dirbtų jūsų blauzdas. Jeigu sėdimą darbą sėdite, kelkite ant galų pirštų ant kulnies. Ant galų pirštų ant kulnies. Jūs dirbate ką? Žemas kraujo spaudimas. Žemas kraujospūdis ir rodo, kad yra trūksta, pirmiausia, kas kelios priežastys yra. Širdies raumuo silpnas, gali būti trūksta kalių. Kitas yra, neužsidaro vožto šitie. Čia jau yra arba chirurgam, jau tuomet einame, arba, tai žiūrim kokiam amžiui. Buvo, kad atvejai, kad vaikams tai buvo, o paskui su amžiumi sauga ir tiesiog DNR struktūrą savo padaro. Tai va, taip, kad reikia pasižiūrėti. O jeigu vyresniam amžiui neužsidaro, faktiškai, dar žiūrėk, kokios ribos, bet jau jeigu žemiau 100, eina, jau čia yra blogiau. Nu ir dabar turbūt, žinoma, iš to išeina išvada, kad kalkėtas vanduo visuomet ką padarys, viso kapiliarus užkemša. Jeigu nenaudot, už tai vat rekomenduotina žmonėms, kurie naudoja kalkėtą vandenį, jeigu jis ypatingai vasaros metu, dar žiemą tai daugiau visi tai raugintų kopūstų, tai agurkų. Vasarą mes paprastai nieko nerauginam. Kaip taisyklė. Ką turime gerti tada? Obuolių actą. Tik obuolių. O tai žiūrėkit, tas va toks, kaip rasalą pasidarau švieži agurkai, kai atsiranda, tai nesisai. Labai gerai. Jau yra fermentavimas. Bolotovas paskyrė dalį savo gyvenimo vien tik parodyti, kokią didžiulę įtaką daro fermentuoti produktai. Tai tokie biški lengvai pamarinuoti jau gerai? Marinuotas jau eina cukrus. Rauginkite. Nemarinuokite. Aš jų nevertu šitų ten. Tai čia rauginti. Turi būti rauginama. Jūs paties, kaip kopūstus raugina, iš kur prasideda rūgimo bakterijos? Pačiam kopūsė rūgimo bakterijų nėra. Bet jūs dedate ką? Cukrų. Morkas. Dėvat morkas obuolį. Ten yra didelis kiekis gliukozės. Čia susidaro rūgštinė terpė. Tuojausi magaravimas, burbuliukai kyla, nelabai malonus kvapas, skonio maniakas išgaravo ir liko grinai fermentuotas produktas. Va šitokio produktų turite gauti kiekvieną dieną, nors po 50 gramų. Sakykit, o obuolių actas, ar turi būti neskaidrus, ar tas, kur parsiduoda skaidrus, kuris... Žinote, obuoliuose per laiką kalis nusėda. Tai čia nėra blogai, tai yra labai gerai. Jeigu jis nusėdo, o reiškia, taip. Parsiduoda visiškai skaidrus ir yra toksai... Jį palaikykite ilgiau, pamatysite, kai pradės nusėsti. Tai jis irgi geras. Irgi geras. Nebijokit šitos. Tik pirkite stiklinėje taroje. Stiklinėje taroje. Visi rūgšti rauginti produktai turi būti stiklinėje taroje. Nu, yra specialiai ten, va šitie irgi, va, čia nėra stiklas. Yra specialus plastikas su stiklu. Taip. Jeigu tas vanduo blogas ir įpilsi actą, ar jis nors kiek pagerės? Taip, įpilkit acto ir bus kalkės ištirpdytos. Matot, kaip yra kalkės. Tas kitas parametras, kur pas mane ten buvo 700, jisai pasikeitė. ORP. Nu, ORP jūsų 700. Reiškia, ką rodo? Kad molekulės viena su kita sulipia. Reikalinga tokio vandeniu, bet dabar yra dar ir kiti prietaisai. Ir reikalinga, kad molekulę suardyt, reikalingas vandenį paveikti elektromagnetinio lauko pagalba. Arba dedasi magnetiniai žiedai, arba yra generatoriai elektriniai. Tiesiog ant vandentikos namuose, ant vandentikio vamzdžių. Uždėjęs ten keletas vėjų apsuviniota ir vanduo praeina per magnetinį lauką. Reiškia, ką daro? Molekulės kalcio suardo, ryšį tarp molekulių suardo, bet jos niekur nedingsta kalcis.
Tas kalkės, jos, pavyzdžiui, ar botinukai jos nusėda, bet jos neprilimpa prie senelio. Jūs išpylėte ant dugno, kaip su smėliu, išbėgo viskas. O tai va tokius metodais. Yra va tokie patys aparatai su vadinamu molekulių, mes pavadinkime grubiai, ardytuvas. Suardo ryšį tarp molekulių. O jeigu būna tokios lazdelės, magnetukas? Gerai, žinot, jos struktūra nepakeis kažką. Tai vadinamas struktūrizuotas vanduo turėtų eiti pas mūsų organizmą. Kada visos molekulės įsireikiuoja į vieną eilutę, jos skvarbios praeina pas jūs tiesiai į ląstelę. O sakykit, tirpsmo vanduo, kaip užšalda ir jis yra bet nuogingas kiek. Taip. Dabar čia buvo klausimas varveklio vanduo, tirpsmo vanduo. Skiriasi labai daug. Varveklio vanduo faktiškai yra distiliuotas vanduo. Tai čia po gimdymo. Taip, ir mažiem vaikams. Kodėl vaikai mėgsta čiulpti varveklius? Kaip varveklis formuojasi, atkreipė dėmesį, po varveklio apačia ant žemės visuomet pilkšva kepurytė ledo. Pilkšva. Visos, nes vanduo užšąla prie minusinės temperatūros. Prie nulio vanduo neužšąla. Visos sunkiosios dalelės, kuriom reikalinga žemesnė temperatūra, jos krenta žemyn. Ir lieka pačios švariausios molekulės viršuje. Mato, tas varveklis skaidrus. Va, tai tokį vandenį faktiškai reikėtų. Iš tiesų jo nereikia, bet vaikai, kodėl jų intuicija teisingai parodo, kad mumi tokio vandens kartais būtų labai labai gerai. Jie ir sniegą valgo. Taip, net sniegą valgo. Kodėl paukščiai parskridę pirmiausia kur? Skrenda, kol dar yra sniego pas mumi. Tirpsmo vandenį. Nes jeigu negaus tirpsmo vandens, jie nepadės kiaušinėlį. Yra ta metodika, sušaldot atšildyt. Jūs pasikeitė jo struktūrą tik tai. Tai faktiškai, jeigu tep sąžiningai, tai reikėtų nesušaldyti visą. Pirmoji eilė sušala tas, kur yra vanduo pats nešvariausias. O švarus vanduo lieka ant dugno. Nušaldė apie maždaug trečdalį. Vis tą ledą išmetė, apačią pasiliekė. Bet jau reikia matuoti, dar kokį vandenį mes panaudosime. Taip, kad vandens struktūra labai svarbi yra mūsų organizmui ir minusinį vandenį, va dabar šitas, pamatuoti galėsime jo P, O ar P. Buvo 0, o išėjo vandenilis. Pažiūrėsim, kiek jis minuso turi. Milivoltais. 0. Matau, minus 340. O mes turim pliusą 3, buvo pliusas 3 su virš. 3, 4, 340 minusas. Dabar vandenilio kiek ištirpė. Čia tas, kur... 365. 0 buvo. Paprastam vandenyje jau buvo 0. Bet tiek yra vandenilio ištirpę. Bet minusas, o mums reikia 70, 100. Pasiderkim vandenį, kuria būtų minus 100, tad turėsim labai labai gerą vandenį. Šaltinio vandenį. Šaltinio tai bus 0 turbūt, ne? Ne. 50 į viršų. 50. O, čia geras, už kur tokie vandenuką nugrėbė? Kačerginės. Taip, kačerginės, taip. Tai čia geras? Geras. Buvo didesnis minusas. Ne, čia ne minusas buvo, pliusas buvo.
450. O tai kokia norma? Norma 100. O, tai, Minus 100 turi būti. o buvo 4,50 Pliusas. Tai sakot geras. Tai koks ten šaltinis paauksuotas? Kuriuo laiku ėmėt? Ryte, vakare, naktį. O tai ką dar yra skirtumas? Yra didžiulis skirtumas. Tik mašinos triukšmas prasidėjo ir viskas visai dingo. Bet yra už tai, sakau, pats blogiausias dalykas - užmigti prie veikiančio televizoriaus. Tai jūsų arpe, jūsų kūne. Kartu bus 300, 200, 300. Nesvarbu, kokį vandenį begertum. Tai aš gerai sutikau, kad vyrui neleido televizorių miegant. Negamam jokių televizorių. Sakiau ir mano mama. Nes paprastai užmiega žmonės. Nesąmonė. Miegame reikia ilsėtis. Tai aš galvoju, gal užteks jau, ane? Taip. Geriau kitą kartą pasikviesim, ane? Tai tikrai labai ačiū. Aš tada sustabdysiu įrašą. Dabar, jeigu mes turim